Aš esu Patrikas ir čia mano 200 SX. Prasidėjo šitas projektas iš to, kad nuo mažų dienų buvau įtrauktas į garažą, kur buvo vien S13, S14. Neįtrauktas, o mane tiesiog priėmė po savo sparnu. Pirmą kartą, kai mane su jie pravežė drifte, man jau buvo viskas, aš jau parduotas. Per undergroundą ten buvo pati baisiausia mašina. Bet jau kai pradėjau suprasti, čia buvo pats tas. Šitą mašiną nusipirkau spalio mėnesį, ne spalio meluoju, rugsėjo mėnesį praeitais metais ir realiai iš karto ir prasidėjo visas darbas. Visi pradžiai preventive maintenance, kur nelabai ir įdomus ir po to atsirado visas Jumės prikolas ir tada prasidėjo. Aiškios vizijos, iš pradžio atrodo, turėjau pradžią viziją. Kai buvau 15 metų, pamačiau Rocket Bunny, man čia buvo pats gražiausias dalykas, dabar jau žiūri, kad nedėčiau už nieką. Bet šitas dabar kaip ir, tai jisai... Ką radau, tą uždėjau, atrodo padoriai, bet čia dar toli gražu nebaigta. Pradžiai išsiskiria, žiūrint, koks ir žodis iš kitų, kaip tą visą apibendrinti. Jo, 13 ir mažai. Ir visas šitas kaip ir liveris ir padarytas tokio 2000-ųjų stiliuko. Kažkada šnekėjom su draugu, kad reikia kažkaip pagražinti, kažkaip, kad būtų išsišokanti labiau. Ir nusprendėm, pamačiau Pinterest'e šitą liverį. Ir draugas tiesiog perteikė jį. Pagrindiniai modai, nežinau ar čia skaitos kaip modas, bet išsukimas sudėtas, virintas reduktorius, nes VLSD standartiniai nepasiteisino to. Tada body kitas uždėtas, URAS 4 priekinis buferis, sait skirta iki šiol nežinau, Type-X spacai, PEM ant PEM lempos, kas tai vadinas. Įdėtas didesnis radiatorius, kad aušins, nes ten plonytis labai originalus. Kas ten dar? Lopšiai, gaugės, kad matyt kaip variklis elgias, kaip jam patinka viskas, nepatinka, tepalo spaudimai, vandens temperatūros, būstai ir taip toliau. Čia toks iš pagrindinių. Dar koilai sudėti, gręžiuoti, raižyti diskai, kad galima būtų greičiau biškį sustoti. Dalių ir labai sudėtinga gauti, bet susipažinus su labai gerai žmonėm, kurie irgi turi tas pačius Nissanus, užsikrovė garažus pilną dalių, tai turbūt ilgiausiai kiek reikėjo laukti, tai buvo pagrindinio diržo, 3 dienos, sankabą gavau sekančią dieną, body kitą radau sekančią dieną, tai kol kas su dalim nevargau tiek, kad reiktų siųstis iš Japonijos, ten šiaip ganėtinai paprasta kol kas. Su ratlankiais labai įdomi tema. Kaip tik, kai man buvo reikalingas pagrindinis stabdžių cilindriukas, susiradau žmogų, man jį užrodė, kuris irgi turi 13. Aš jam paskambinau, atvažiavau pas jį ir žiūriu, šitie ratai guli. Buvo tokios oranžinės spalvos, numesti kampę, sako, norėsi pasiimsi. Nu ir pasiūliau už labai gerą kainą. Ir ne taip ir lengva rasti kaip šitą bamso ratus, pavyzdžiui.
Nes 4 skylės, 114 ant 3 išdėstymas tas ir tai aš iškart ir paėmiau su tą mintim, kad, gal reikės kažkada, gal dar ką. Buvau tada persidažęs juos su flakonėliu, auksinę spalvą. Iš tikrųjų galvojau, kad ten bus labiau bronzinė, bet gavos auksinė. Ir prieš Jume nusprendžiau, kad reikia pasigražinti juos. Nes juodi ratai labai dingo ant pačios mašinos. Tai susiradom kažkokią su tėvuko pagalbos Audi ratų spalvą, ne ratų, Audi šiaip spalvą. Patiko, prie tamsios spalvos turėtų gerai atrodyti, tai nusprendėm pabandyti. Šita buvo tokios spalvos, originali žalia. Tiesą pasakius, nesu nei vienos S13 matęs šitos spalvos, S14 pilna, bet S13 nesu matęs. Bet kadangi jinai iš tikrųjų ir pavargus, poliruota, bandyta, bet nepasiduoda visų tų išdraskymų išimt, tai nusprendžiau, kad reikės persidažyti ją. Bet nesakysiu dar kokią, šiaip žinau kokią, bet nesakysiu kokią spalvą, žiauriai gera. Kokios detalės man labiausiai traukia akį, tai ir pop-upsai. Nežinau, aš galiu važiuoti su neįjungtom lempom, bet svarbu man jos pakiltų. Manau, žmonėm irgi, bent jau kiek girdžiu vaikų aplinkui, kur kai įsijungi lempas, jos pakyla, sako, žiūrėk, mama, mirksi. Tai aš manau, kad šitas modelis labiausiai traukia akį dėl būtent lempų. Nes labai retas atvejis jau ten 2000-ųjų, man atrodo, nebeleido jų iš viso gamintojai daryti. Dar, kai buvo stokinė visiškai buferis, atrodo visiškai pakeitė mašiną. Absoliučiai pakeitė. Jinai tokia iš pradžio atrodė ganėtinai, kaip čia išsireiškus. Tokia labai apvali visą. Bet kai užsidėjo šitas buferis, tai aš toks išėjau į lauką, sakau, čia tikrai ta pati mašina. Sakant, įgavo savo formą. Jo, tokia pasidarė agresyvi, tokia... Gatvėm ramiai važiuojant, šiaip labai solidžiai. Aš sakau, kaip kartingas važiuoja. Nes svorio nėra labai daug. Geri koilai sudėti, geras suvedimas padarytas, tai jinai tokia... Daro tą, ką tu nori, kad jinai darytų. Neplaukė, ne nieko. Tai jo, įvertinčiau kaip didesnį kartingą. Važiuoju drifte. Važiuoju šiaip drifte nuo labai senai. Man atrodo, kai buvo 15 metų, pirmą kartą išvažiavau į trasą su Kregžde. Bet labai ilgas pauzes dariau. Ir po to, kai pasiėmiau šitą Nissaną, nusprendžiau, kad reikia nuvažiuoti į Jume. Ir aš neįsivaizdavau, kaip jinai važiuos. Viską bandžiau iš praeitos patirties, tiek suvedimus, tiek aukščius, tiek viską susireguliuoti. Ir pirmą kartą, kai išvažiavau, tai toks kartingas, tokia aštri jinai. Tu realiai gali, toks vaizdas, kad tu važiuoji su traukiniu ant bėgių. Nori šveiti, jinai klauso, jinai dirba kaip laikrodukas. Aš su ja, mano sužadėtinės tėvas labai gerai pasakė. Sako, mašina ir tam, kad tu su ją važinėtum. Ne tam, kad jinai stovėtų garaže, ne tam, kad tu išsitrauktum savaitgaliu ir dar kažką. Tai aš, aišku, su ją žiauriai neekonomiškai ir važinėt, bet nusprendžiau, kad ir proga važiuosiu. Nesvarbu, nuvažiuoti pieno nupirkti ar nuvažiuoti kokį renginį. Aš su ją važiuoju kiek galiu, kol gražus oras, kol nėra druskų, tol su ją važinėjau. Tai jau išgaudęs esu tuos bent jau Klaipėdoj, tuos nefainus gulinčius policininkus, tai stengias važiuoti arba aplinkui. Ir niekad negalvojau, kad ir tokie prasti keliai pas mus. Kai važiuoju su standartinė mašina, kad ir su nauja mašina kokią, nejauti. O čia tik tais koks nelygiai ištiestas asfaltas ar dar kažką iškart jauti, kaip najoja, kaip viskas surinkinėja ir toksai stengiasi tada rinktis kitus kelius. Iš pradžių, šiaip jo, labai daug dėmesio sulaukiu, labai žmonėm patinka, jinai dabar ir tokia išsišokanti. Pamato
jau iš tolo pamatai, va, baltas liveris, pavyzdžiui, jie jau pamato, šiandien va važiuojant irgi liuksus daugelis žmonių mėto, ypač tie, kurie žino, kas čia per mašiną. Labai daug žmonių galvoja, kad čia ir Mazda. Aš dabar nei vienos neturiu emblemos, nei vieno logotipo niekur, kad čia ir Nissanas, visi galvoja, kad Mazda. Aišku, gaila, kai tas tų mašinų visiškai nesaugo, ypač, pavyzdžiui, jeigu būna kokie 13, 14, ten nebūtinai patys Nissanai, kur ganėtinai retos mašinos, kai jų nesaugo, nes jų daugiau niekad nebepagamins, kuo daugiau išlaikysi, tuo geriau. Aišku, ne man čia sakyti, kai aš ją dabar jau po biškį gonkės leidžiu, bet atsargiai reikia. Jo, važiavau į Jumę, kai tik tais išėjo registracija vairuotojam pačią pirmą dieną išsirinkau, kad užsiregistravau, bet kadangi jinai buvo visiškai stokinė, tai paklausiau žmonių, organizatorių, ką turi atitikti mašiną. Jie man pasakė, bodis, dropas, viskas tvarkinga, gražu ir taip toliau. Stensas, žodžiu. Nu ir prie to ir kibau. Ir kai ten nuvažiavam, tai bendruomenė, žmonės iš visos Europos atvažiavo, iš Austrijos, Lenkijos, Latvijos, Lietuvos, praktiškai iš visos Europos. Ir antiek fainas vaibas buvo tenais. Tai atvažiavau, iš pradžių nebuvo nei vieno praktiškai, buvo pora žmonių, pasistatėm prie jų. Nuvažiavau nusiplaut, grįžau, jau žiūriu 3, 13 ar 4 stovi. Jau čia pakėlė rankas, pirmą kartą matomės, jau sako, atvaryk pas mus į pitus, atvaryk čia parkuokis šalia. Tai buvo žiauriai fainas experiences, ne esu nudegęs ir nuo kitų, tarkim, ne Klaipėdos, apskritai ten BMW savininkų, tų visokių, kai atvažiuoja į mytus, dar kažką ir toks vos net nesiruošia į kalbas. Pasisveikini, tai pasižiūri į tave taip, tipo, ko tu nori. Nu, ką pasako dažniausiai, kai pamato, tai negaliu sakyti į kamerą, nes necenzūriška, bet iš gerosios pusės. O dažniausiai klausia, kiek ir kilovatų, ko aš negaliu labai pasigirti. Klausia, kas varikliui daryta. Irgi neturiu ko pasigirti kol kas. Tai jo, šiaip labiausiai domina žmonės, kiek galios yra. Galios čia nėra. Čia ir 1993 metais išėjęs variklis ant popieriaus 124 kW. Tai taip ir palikau. Nežinau iš tikrųjų, kiek pasimatau kompresiją, nemanau, kad šitiek lygia. Bet planuose, ne tai, kad planuose, jau tas planas jau važiuoja į priekį, kad atsisukt biškį daugiau tų arklių, nes iš tikrųjų trūko. Bet, kaip ir minėjau, ir kartingas, bet tas pradinis kartingas, kur spaudi ir nevažiuoja. Tai vat noris jau to profesionalaus kartingo, kur gali ją išnaudoti. Jo, turbina yra, jinai ėjo iš gamyklos. Pas europinius modelius su CA18 DET varikliu. Amerikiečiai gavo tuos 2.4, jie neturėjo turbinos, japonai gavo geruosius SR-us. Tai jo, ir turbina gamyklinė daro stututų, ne tas žodis. Tai čia irgi vienas iš pliusų ir mašinas, atsiverčiančios lempos ir tas turbinos suržas. Tai va, to guli garaže dabar kaip tik dar didesnė turbina. Tai planuosi ir ją dėt, nebent kažko norėsis jau naujesnio, kur greičiau užsipūstų. Aš tau galiu pasakyti, bet šito nedėsiu. Gali pasakyti, neįdėsiu, gali galbūt suformuluosim kitaip. Nu, aš kai su ją važiuoju, tai man būna toks, o kieta. O šiaip tai kaip ją apibūdint? Vieniems žmonėms jinai ir ikoniška, kitiems ne ikoniška, man tai čia ir visiškai Japonijos ikona. Kartingas ir turi pop-upsus. Turbūt taip. Svarbiausia akcentas. Jo. Šiaip daug esu girdėjęs, kad perteikia daug nostalgijos, nes
prieš kokių 15-20 metų, tai pasirodo labai daug žmonių ir turėjo tą 13, tik tais, kad nebuvo jų vertės tada. Ir dabar, kai pamato, sako, o, aš turėjau čia prieš 20, prieš 15 metų, sako, blemba gaila, kad pardaviau. Ir šiaip pastovi pozityvios yra emocijos. Kaimynai nepyksta dėl to, kad garsi, tai matyt, tas ir pliusas. Tai, jo, šiaip geros emocijos. Patarčiau nestabdyti. Nori, susirandi, perki. Tik tais reikia būtinai žiūrėti kėbulo būklę. Varikliai irgi. Bent jau tą pirminį pasidaryti pasitikrinimą, bet bent jau iš mano pusės ir taip, kad aš nesigaliu nei vienu centu jai išleistų, nei vieną minutę garaže praleisti, nors ten buvo vos ne pusę metų užsidarius. Tai jeigu ir noras, jeigu ir užsidegimas, tai tada go for it. Ačiū, kad išklausėt mano istoriją. Galit mane pasiekti Instagrame, tenais bus daug, ateityje bus labai daug visokio kontento. Ir susimatysim kažkokios renginiuose. Galbūt trasą. Ir trasai būtinai.